Jums reikės pasidyti cukraus sirupą, geležies sūriuką ir Salėtos. kalės, salėtras. Salėtos. Давай, žiūrim, žiūrėk, taip, žinai. Reikės vandens, mažiausiai 400 gramų. Pilsim. O. Jau verda. Kol šis sirupas virs, mes naudosime svarstyklės. Mums reiks... Kalės rasa. Reikia sakyt, čia reikia mums suvasti. Čia yra salėtra. Mums reikia popieriaus, o nepasirūpinom popieriaus. Yra tik šis popieris. Jungiam. Pilam. Salėtros reikia 120 gramų. Teisingai. Viskas. Pilam. Arba ne, teisingiausiai nereikia mums popieriaus. Tiesiog čia. Ir man kaip į keptuvę, kaip blynus keptuvę. Vienas. Jums reikės cukraus, bet čia mes turime sirupą. Čia yra cukraus sirupas. O kaip matot. Rudas, rudas. Dedam. Čia biški per daug. Ir čia... Reikia 60 gramų. 60 gramų sirupo reikia. Čia su visų indėliu tiek sfera. Čia cukraus reikia 60 gramų. Cukraus viskas. Šitai yra nieka. Šiaip jaunuolis, nesėkingai darai. Aš su pirštinėm. Šmaišom. Nu. Gerai. Pasišalinam. Dabar reikės geležies sūriuką. Jungiam. Jo reikės 1 gramų. Jau daug. O velnias. Per daug. Iš per daug. Dar iš per daug. O. Vienas. Gerai. Vienas, du. Dabar kolega maišom. Palengva. Temperatūra yra 130. Mes, kol šis jaunuolis verda šitą mišinį, kol maišą, ruošiamės dirbti šitą vamzdukas yra. Jis yra panaudotas iš, kaip sakant, per naujus minusus, kur naudojat... Baterijas. Tas dėžutės. Baterijas. Baterijas, teisingai, kolega teisingai pasakė, baterijas. Šitą yra problemą, yra trūkumai. Skylutės. Skylutės čia yra vis normaliai. Dabar mums reikia šitą skylutės. Jau naudojam ventiliaciją. Darome. Kokybiškai. Naudoja ventiliacijas. Pratęsim. Reikia aktyvėti. Naudojam bor mašiną. Mišinys išmaišytas. Skylė yra.
Parodysi? Gerai. Nu, skylė, šitie matos, nesimato, nežinau. Matot. Matos, tai va, skylė yra. Čia yra naudotas kraštas 6. Gerai, dabar, va, tai kaip matom, šitas mišinys labai gerai verda, jau maišomas, jau labai fantastika, reikia primažinti ugnį, dabar reikia primažinti ant 2. Jau bus naudojam šitas atgyvenantas technikas, nes labai kenksmingas čia yra, man šitoks kolega. Dabar reikia taip nuskupinti tas putas. Taip, Mariu, renk. Taip, patrakyk, kad neitų. Dabar ruošimės apiniuosim, kad laiką trumpinsimėm tiesinius. Kiek matome, po viso virimo, šitą tokią tešlą galvos. Dar išpaminkom. Beveik jau galime kišti ona, nes ta tokia situacija yra. Pasidarome. Tas netrumuoja. Be reikalo. Visą operatyvinę medžiagą filmai. Kaip tokia procedūra štai matom. Kišame, trambuojam. Jeigu laiko neilgintumėm, rodysim tiesnį kaip ir gyvūsą yra. Kaip matome, prikišame jau. Dabar reikia, kur dar yra šiltas, reikia pramuštinti. Kišame gynį ir skylės. Palaikome 15-20 minučių, kad sustingtų, paskui vinį ištrauksime ir kaip sakant, vyniosime prie lazdikės su leisvikė. Pritvirtinsime ir parodysim jums techniką kaip skrydį, paukščių skrydį. Ačiū.